Nu ką, einam darysim check-iną. You stay here before? Yes. Oh, 3 really? years ago, in 2022. Really? Yes, I That's so why like you this look, place. you look very family, I huh? remember you. Oh, really? Yes. Oh, You not were bad. here for long, probably. Yeah. I was with friends. We were at friends' That's why company. you look very family. I was because we also have any like leader or tour guide over here. I think what this is tour guide, no? I still like this Oh, place, welcome so back. we just came back. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you. Oh, it's so good. Yeah. 2. Okay. Kopunka. Yeah, thank you. Aš noriu viršų miegoti. Nu, va, visai neblogos lovos, tikrai daug vietos. Kaip karalienės ir smiegosim. Pagaliau sesė manęs netrankys naktį. Ai, tai čia nieko kol kas dabar nėra. Tik parodysiu tada, kur esam. Šį kartą pasiėmėm jo dormitory room, bet tikrai labai kietai atrodo. Ir kitas dalykas, kondiškę turi. Čia lokeriai ir matau 2 dušai. Taip atrodo pas mus dušiukas. Čia žvakutė geras degina aliejų kvapną. Ir šampūnai. Nu, sakyčiau, netgi fainiau gal negu kur dabar buvo. Ir kitas dušiukas su tualetu. Nu, tikrai sakyčiau, kad labai nebloga vieta. O lauke, eisim pafilmuosim vėliau lauke. Kosmosas lauke irgi kaip fainiai. Atvykau į pusryčių čia tą vietelę į terasėlę apsižiūrėti kainų, tai iš tikrųjų žiūriu ir visiškai kainos nesiskiria nuo to čionai negu kas yra gatvėje arba vietiniuose restoranuose, pavyzdžiui. Thai food, žiūriu meniu, tai pavyzdžiui, Thajus 100 batų. Į Restiką, kai varydavom irgi, tai nuo 8 iki 100 pam gal kainuoja. Fried vegetable 120, nu va, pavyzdžiui, green curry 140. Aš valgydavau už 80. Tai čia sriuba šiek tiek brangiau, bet, nu, tai čia tas brangiau gaunasi ant 50 centų gal. Sesė sakė salotos brangios, bet va čia ir Cezario salotos pigesnės, 160 batų. Chicken Caesar salad 180. Nu ir pusryčiai galiu pasakyti, kad daugiau mažiau tas pats visur. Ir visokie kitokie maistai. Nu, tikrai kainos nėra brangios. Nu gerai, o už Sarana bungalaus, pavyzdžiui, už 12 naktų mes sumokėsim 230 eurų. Tai čia gaunasi po 115 eurų žmogui. Tai mums para čianai kainuoja 9,50. Tai tada 9,50 plus, sakykim, 7 eurai, nes tai vieną dieną daugiau išleidi, tai kitą dieną mažiau išleidi, bet man ko gero nebuvo dar niekada, kad aš išleisčiau daugiau 300. Nebent valgau europietišką maistą arba tiesiog geresniai kažkokioj kaviniai, bet aš kažkaip labai enjoyinu tikrai tailandietiškam virtuvę, tai ko gero, kad dar ilgai maitinsiuos tailandietišku maistu. Bet karts nuo karto tai ryte kokį baulą suvalgau arba norisi gal kartais kažką pamaišyti. Tai, bet okei, prie tų 9 eurų dar pridedam tada 7, tarkim, eurus. Grubiai tariant, apskaičiavus jau, sakykim, su papildomu kūru, dar pridėkim 2 eurus ir viskas. Tai 18,5 euro dienai gaunasi. Tai Laindė, čianai, kur esam dabar, tai nėra ta vieta pati pigiausia. Tikrai mes galėjom dar ir pigiau pasimti, ne už 9,5 euro parai. Bet šiaip žiūrint, tikrai už 9,5 euro tai nėra labai didelė suma, tokio vietoje sumokėt. Indonezijai hosteliai šiek tiek dar netgi pigiau kainuoja. Nu, bet bendrai atskaičiavus 7 eurai parai už maistą, aš manau, kad yra pakankamai gera kaina. Vietiniai vaisiai tikrai yra pakankamai pigus. Į ką atkreipiam dėmesį, kad jo tie eksportiniai vaisiai, tai kas yra obuoliai, kai kurie bananai, jie brangiau. Pavyzdžiui, vienas obuolys kainuoja nuo 20 iki 25 batų. Tai nuo 5 iki 9 centų. Tai šiaip sąlyginai pakankamai brangu. Bet normalu, nes pas mus jų egzotiniai vaisiai irgi yra brangus, nes toli gabenti, transportavimo išlaidos ir taip toliau ir panašiai. Bet čia vaisiai tikrai brangesni negu Maroke. Maroke,
ko gero, kad pigiausias vaisių, kur aplamai esu buvusi. Pavyzdžiui, kokosai lyginant su Indonezija, čia Tailandė yra tikrai daug brangesni. Kaina yra nuo, sakyčiau, nuo 70 iki 100. Tai nuo 70, tai nuo €92 iki €2,74. Indonezijoje kaina svyruoja nuo 15 tūkstančių rupijų iki 25 tūkstančių rupijų. Tai jau 25 man čia skaitėsi jų skaičiavimais jau pakankamai didelė kaina. Tai, pavyzdžiui, 15 tūkstančių yra 89 euro centai. Rytais man kiekvieną rytą mano tam rezorte, kur buvau apsistojusi Ubude, neždavo už 15 tūkstančių rupijų. Tai kiekvieną rytą mano toks pusrutukas ir mano nuostabus rytas prasidėdavo su tuk-tuk 7 val. Ryto ir prižiūrėtoja, kuri prižiūrėdavo tą vietą, tiesiog atnešdavo man kokosą. Tai 15 tūkstančių, 89 centai. Labai pigu, labai pigu. Nu, žodžiu, bet kokia atveju Indonezijoje pigiau. Jo ten žemesnis pragyvenimo lygis, aš tą puikiai suprantu. Nu, čia pas mus darbai vyksta ir snacksai vyksta. Užsisakėm načios 160 batų. Sūru. Ką patinka? Kaip pasiūlau. Einu patikrinsiu džymą. Praeitą kartą čia taip ir neapsilankiau. Tiksliau džymą neapsilankiau. Merginos varo valgyti į food courtą. Į food courtą patikrinsim, kas ten yra. Saulė nusileido. Pavyko pastartuoti. Visi. Transportas priparkuotas. Lekiam į food courtą. Ne tik čia food courtas, yra ir rūbų. Ir ne rūbų. Nu, čia mano tema jau Bankoke buvo. Kam aktualu, tai va yra netgi veganų vietelė. Pure vegan. Čia gal nėra dar to tokio vaibelio kaip Balyje, bet tikrai yra ir vegetariškų, ir veganiškų patiekalų. Po vietnamiečių. Man rodos, jau užsirinkau, ką valgysiu. Šonuose čia viską man. Wow, pasirinkimo tai labai daug. Diozas. Nu gerai, čia vienas kioskelis, kur kainos šiek tiek aukštesnės. Pavyzdžiui, salotas su lašišo 250. Salotas su lašišo 200. Salmon kepsnys 260. Čia gamina pancakes. Hello, I would love to have a pork with cooked beef. Full cooked beef? Uh-huh. Sorry.
So you eat here or Thai food? Here. Wow, thank you so much. ขอบคุณค่ะIškart į maistą. Aišku. Kaip skaniai atrodo tos salotos tokios gaivos. Gal jų ir ėmiau realiai. Nice. Aš laukiu dar. Buvau Rūbelio apsižiūrėti, tai turi visko įdomaus. Kol buvo apsižiūrėti, tol atnešė vakarienėm. Šiaip kas nežino, po yra vietnamiečių sriuba su jautiena. Šitas sultinys verdamas labai ilgai, gal 5 valandas. Tai aš dabar, kai atėjau, tai man padavė be jokio čili. Tai dar visada paprašykit čili. Čia toks specialus čili padažas. Čia ne vien tik čili, čia kažkas dar dedasi. Aš nesu tikra, kas tiksliai, bet jisai duoda tą visą teikiamą skonį. Tai dabar sriuba raudona pasidarė. Ir žirnelių daigų yra. Ir čia klausimas dabar. Nu gerai, aš tikrai labai saldžiai mėgstu. Atėjom desertų. Ir renkuosi tarp vegan cookie ir vegan brownie. Kodėl vegan? Tiesiog noriu palyginti 2 skirtingų pasaulių skonius. Pasiėmiau 2. Almond cookie, bet čia ne vegan. Ir vegan cookie. Matau, kad čia su riešutais įvairiais ir buvo parašyta, kad low sugar. Salam. Ką prisineši tu? Aš vegan brownie. Maladės. Ir Ta kitą sausainį. chip cookie. Ir valgau, pavyzdžiui, dabar aš tą veganišką sausainį. Čia chip cookie. Net nepasakyčiau, kad vegan. Wow. Aš seniai prijaučiau vegan maistui, bet ne dėl to, kad pati norėčiau būti vegan, bet kad tokia spalvų jūra ir kai pagalvoji, kad viskas yra pagaminta be jokių gyvulinės kilmės medžiagų, tai man yra labai labai wow. Ir įsipili šito. Mes su sese kaip po muziejų vaikštam. Banana caramel flavored milk. Prasme, bananinis pienas su karamelė. Melioninis pienas. O, čia deserčiukai visokie skanūs. Black and white. Lava mochi. Mochi, tai aš aplamai tikrai jaučiu silpnybę. Čia dar rainbow mochi. Čia visokie desertai. Man taip patinka užeiti į naują 7-Eleven, nes yra kitokių produktų ir daugiau visko pamatai. Hele tiden, og nu den endelig bare blevet god. Labas rytas. Pirma naktis, kaip labai blogai miegojau. Pirmas dalykas tai dėl to, nes danai labai garsūs žmonės. Visiškai nekreipiu dėmesio, kad jie čia yra ne vieni. Kitas dalykas, tai vienas uodas visą naktį zvimbė aplinkausi, bet bent jau buvo vėsų. Tai kelsiuos, bėgsim kavytės ir šiandien reikės dienelę ramiai praleis gal prie jūros ir darbuojantis. Kaip ir žadėjo, tvarko baseiniuką, aplinkui dar vakar mačiau apdažę. Ir pildo. Šiaip aišku, kam tas baseinas čia, tai turim vandenį ir vandenyną prieš pat akis. Bet kartais smagu Kindle kokį pasiimti, tiesiog ramiai įkristi ir paskaityti. Nuostabu, kai kiekvieną rytą gali ateiti ir iš karto tiesiog rasti jūrą. Šiandien saulės ne per daugiausiai, bet šiltas oras tokiu atveju. Tai tokia ir diena, arba kažkur važiuoti haikinti, arba daryti savo darbus. Tai aš ko gero darysiu savo darbus, nes mano šita kelionė jo tokia ir yra, kad aš pusiau dirbu, pusiau keliauju, tai turiu laiko sugebėti skirti ir savo
Teko slėptis nuo lietaus, dar bandžiau 5 minutės sėdėti, bet šiek tiek įsismarkavo. Okei, pirma diena tokia. Nieko, gerai, man patinka lietus. Tik svarbu, kad per daug neužsiliktų iš čia. Atėjęs sesė, tai diskutuoja, man kiek keista iš tikrųjų. Mes čia po kavytę geriam iš ryto, o kebra šalia jau kokteilius lūpa. Ahoj, aš darbuojuos prie vandens. Ryte lyg ir apsiniaukę buvo, bet dabar saulė išlindus. Visiškai kitoks vaibas negu kur buvom toj šiauriniai daly. Taip ramu čia atrodo. Ir šito hostelio iš tikrųjų veikimo principas yra šiek tiek kitas, nes čionai reception dirba nuo 9 iki 9 vakaro. Čia jau baseine vakarais plaukioti negalima, kaip buvo galima, pavyzdžiui, prieš tai vietoje. Čia daugiau tokia rami vieta. Bangalaus vieta yra prie pat vandens, tai jinai siūlo visai nemažai aktyvičių. Tai yra pastatytas ir tinklinio tinklas. Tinklinio tinklas, tada turi bordus nemokamai. Nu ir viskas. Sesė grįžo su kava, tai aš kaip tik prisiminiau, kad buvau 7-Eleven ir radau kombučą, kas labai nustebino, bet labai keistas skonis, toks jausmas, kad tiesiog gėrimas kombučos skonio, bet ne pati kombuča. Aš šiaip labai mėgstu, užsiėmiau pati gaminau, auginau skubį. Tikrai kur nuvažiuoju, ieškau kombučos, nes man patinka tyrinėti naujus skonius, suprasti, kokie gali būti skirtingi skoniai. Kol sesė duše ir nieko nėra, tai galiu garsiai šnekėti. Ir šiaip galiu, bet turiu omeny niekam netrukdoma. Galvoju, parodysiu, kaip atrodo tvirtovė. Kaip ir viskas matosi, nu jo, lova tikrai patalinė, normali, švari ir tikrai labai smagu joje miegoti. Čia ne tik davė užvalkaliuką, bet ir šiltesnį užsikloti, todėl kad kondiškė čia tikrai, kai užšaldo, tai vėsoka būna. Ir šiaip, nu, faina, paprastai labai, bet yra lentynėlė, kur pasidėti būtiniausius daiktus. Yra lemputė, yra 2 USB jungtukai, kaip pasikrauti ir tada 2 paprasti. Visa įranga dabar kraunas pas mane. Tai ir šiaip pakankamai platus, permiego tikrai užtenka. Mes grįžtam čia, susitvarkom ir tiesiog išvarom, būnam tai prie jūros, tai dar kažkur. Ir tie, kurie tiesiog keliauja, tai čia yra puikia opcija. Lėksim vakarienės ieškoti. Bandau su lempa, bet labai ryškiai, nežinau. Kai kur gal fainas su lempa, kai kur ne. Nežinau. Nu, tai lekiam pažiūrėti maisto, čia dar radom kažkokį vieną turgelį. Su krabu. Tai visokių gerybių vis ragausim. Čia kaip želinukai atrodo. Jūros bjaurybės.
Vau, Paulė, koks šitas įdomus. Ai. Nemažai visokio pasirinkimo maisto. Ir kitokio. Grinai street food, nes ten, kur vakar buvom, tam food court'e, tai, jisai tailandietiškas maistas, bet ten tokiam kaip angare, net nežinau. Wow. Žodžiu, dabar rodau, kas yra, bet mes dar eisim ieškoti atskirai, ko gero, nes labai sunku išsirinkti. Noodles. Čia tik kepenėlės atrodo. Šviežios žuvies va yra, kaip įdomiai supasuoja ją. O gal čia rūkyta? Čia panašu, kad rūkyta. Kiaušinukai, daržovės, tai čia va visa ir turgelis mini. Ne, čia tai ne grybai. Čia oda bus kažkieno. Jackfruit. Jackfruit. Ne. Thank you. Ne, nes komis, kur man nelabai patiko, kur smirdi, tai yra šitas. Aš vis užmirštu jo pavadinimą. O kalmariukai. Kepa. Viskas. Tarp kitko, šiti, kur sukasi maišiukai, tai jie nuo musių, kad nubaidyti muses nuo mėsytės. Tai matau čia. Sustojom prie samarolsų. Gėlytę. Mes neišsirenkam, tai imsim vieną tokį, pasidalinsim per pusę. Okay, yeah, please one this and one with salmon. Okay, one. Vienas šitas indelis kainuoja 30 batų. 30 batų. Ir ant viršaus kažką pabarsto. And what is this? Okay. Yeah. Yes. Nu, tai dar nusprendėm paimti sumuštinių su krabu. Sprūdinta. Raisim skanaus. Bus skonių mugė. Einam ieškoti vietos, kur atsisėt. O, turigi lempą. Nu, tai mūsų skanybės, sumuštinis su krabu ir čia ant viršaus majo, jisai kritintas, sprūdintas, kaip sakant. Kiaulienos kažkokie gabaliukai tešloje, sakyčiau, ir spring rollsai. Ir sakė, turi kažkas skanaus veganiško. Na, čia su viskuo. Nu, tas viskas tai yra dabar. Gerai, aš pradėsiu. Sakyčiau, kaip kolduniukas. Nu, ta prasme, artimiausia, ką galiu palyginti. Ragausiu sesės dabar na, veganišką. Čia manau, kad tiesiog tešlos latelis skrudintas irgi. Wow! Sumuštinis su krabo mėsa irgi labai įdomus. Gausiai čia to krabo. Ir viduje yra dar šiek tiek kopūsto. Nežinau, matęs gal ne. Tai šiek tiek aštrus. Summerroll. Čia su tunu pasiėmėm dar vieną spring rollą, ne spring, summerrollą. Nu kaip? Ne, čia jau čia.
Nesijaučia tūnu? Nu man. Pavalgom, atsidarinėt pradėjo. Radau visą lėkštę grybų. Čia vien vištiena. It's chicken, right? Chicken? Chicken. Beef. Beef, okay? Sausage chicken? Chicken? It's alright, okay? Sauce? Yes. Thank you. Nu va, pavyzdžiui, dabar ieškau išmesti šiukšlės ir nerandu, kur išmesti, niekur nėra šiukšliadėžės. Sesė kažką perka. O taip indukus plauna. Nu tai jo. Šiaip pasakysiu atvirai, man mooncakes labai patiko, išskyrus tas trinys viduj, bet jų yra visokių skonių ir čia dabar matau, kad visa lentynėlė, tai nežinau, galvom gal kažką pasimti. Yra ir po 4 supakuota, yra tada čia po 5, tada čia toks vienas didžiulis. Kaip įdomiai šiaip noodlesai supakuoti. Čia va iš tokių makaronų ramenas darosi. Kaip įdomiai, jie tokie tiesiog kaip marinuoti atrodo supakuoti. Sesė pamatė lietuvius, tai iš laimės juokėsi net. Aš pasisveikinau su nepažįstamais tiesiog. Na ir gerai. Šiaip jo, per visą laiką, kiek keliaujam... Keista išgirsti kažką lietuviško. Per visą laiką, kiek keliavom, ne kartą nebuvom jokių lietuvių sutikti. Gerai, neprisirinkau visų, bet pasiėmiau, kad būtų. Nes šiaip būna, kad kai prisiperki, tai valgai paskui, tai geriau neturėt. Tai stengiamės šiaip ir neturėti nieko kažko tokio, o labai paskui daug suvalgyti galima. Prisirinkau jau. Sesę nusprendėm gal pusryčius pradėti darytis pačiom, tai ieškau muslį. Čia visi tailandiečiai uosto tokius dalykėlius. Čia, nu, žolelės. Tiesiog atsidaro, nežinau, įkvepia ir ko gero, kad plaučiam geriau. Aš nežinau, aš nenoriu spėlioti, bet spėju. Reiks gal pasimti vieną. Yra visokių čia ir tokių mažiukų inhaliatorių, kaip ir vos ne. Čia iš vis tokie mini. Važiuojam į vaistinę, man reikia Tiger Balm. Post. Un tas ošas. Iš... Veikia. Buvo prikolas. Važiuojam. Važiuojam su motoroleriu namo ir... What the hell, galvoju, šio dabar atsisuku kamerą skrenda. Tai tikiuosi filmuoja, nes suliūžo niekas. Apsimbraižė šiek tiek. Bet gerai, kad turėjau su apsauginiu stikliuku. Eik, tu savo. Tiksliau, ne stikliuku, o dėklu. Nesupratau net kaip iškrito. Nu, bet GoPro lyg ir atlaiko. Einu dar tikrinti, nes nervas biškai paima. Kol tau sureaguoja. O, netelpam. O kur tai pasikvieski svečius normaliai, kad čia? Prašau. Ne, šviesos neįjungia. Va, šviesytė viską. Ragausim mooncakes. Nu, aš su savo skilsais atidarimui. Ne, jie viską. Tarp kitko, pamiršau paminėti ankstesnėse vloguose.
Tailande labai viską pakuoja į plastiką. Plastikas plastike, tarkim, pirkau tokius bananus. Jie, man rodos, džiovinti bananai šokolade. Tai jie buvo, kiekvienas bananiukas atskiras supakuotas dar į plastiką. Nu ir aplamai, labai daug kas plastikas. Bet stipriai užklijuoja dėl to, kad neatsidarytų per transportavimą. Tai, nu jo, plus tie karščiai visi, tai čia kaip ir make sense. Bet aš praeitą kartą iš Tailando buvau parvežusi šitus pankeikus. Sesė sakė, labai patiko, jie aš tuomet neragavau. O mes pasirodo, kad čia vienos kol kas bent. Tai visiškai karaliaujam. Tavo hosteliuke tie patys. Nežinau. Taip pažiūrėjau. Labai skaniai. Bet labai keista pasakyti su kuo, nes nerašo angliškai. Skanu, šitie saldus ir be trynio viduje. O kalbant apie skonį, tai tikrai jaučiu kokosą. Ir turi viduje dar, matot, tokią blizgesnę masę. Tai toks kaip kremas, bet jis žalias, tai aš nelabai suprantu. Gal turi ale pistacijų? Obuolių košė, sakau. Ai, košė troškia. Obuolienė, nu obuolienė. Jo. Taip. Sakiau, mamai daryk, grįžusi suvalgysiu. Su Vilnium susijungiam. Tai mama irgi vyrė šiandien rodė man neatvindė nuotrauką. Tvarkuosiu, žiūriu, žilų plaukų atsirado. Wow. Kaip tvarkote su žilais plaukais? Aš tai išraunu.